Per artimiausias 48 valandas mes išgyvensime tik iš to, ką galėsime sugauti. Ne, tai geras variantas. Mes valgome gerai, mažytė. Aš tiesiog tiesiai mesiu tai ant ugnies. Ar tu juokauji? Mes tyrinėsime vienus gražiausių Australijos kraštovaizdžių. Viskas ieškant laimikio. Šamų maistas. Matai, beveik permatomas. Ar jau nusprendei, ar nori likti Australijoje, ar nori persikelti kitur? Ir esmė yra tokia. Ir šis laukinis nuotykis prasideda būtent dabar. Pažiūrėkite į tai dabar, vaikinai. Mes išvykome anksti ryte. Ir artimiausias 2 dienas, vaikinai, aš valgysiu tik tai, ką galėsime pagauti. Su mumis yra mūsų Stevo. Galbūt jį prisimenate iš virėjo gaminimo, bičiuli. Šiandien jis be savo baltų trumpikių. Taip, su Offshore Tales apranga. Šiandien, vaikinai, su Offshore Tales apranga. Taigi planas toks. Šiandien pirmą dieną imame meškerę ir ritę. Mums reikia maisto. Toks planas. Jeigu pagausime gyvą masalą ir nieko daugiau nepagautume, turbūt teks valgyti gyvą masalą. Šiandien taip ir bus. Aš valgysiu viską, ką pagausime. Bandysime viską gerinti visos dienos metu, kad dienos pabaigoje, tikiuosi, turėtume skanių rifinių žuvų arba panašiai. Žinai, kokią nors pelaginę žuvį ar kažką panašaus. Bet aš jau kelis mėnesius nebuvau žvejojęs su meškere ir ryte, žmogau. Taigi, Stevo, galbūt turėsi man vėl parodyti, kaip naudotis raitę. Pradedam. Tikėkimės pagausim gražią snaperį ar kažką panašaus, bet kuriuo atveju jis valgys gyvus masalus. Aš irgi valgysiu gyvus masalus, vaikinai. Laikykite kumščius. Galbūt. Pamatysim, kaip seksis iki epizodo pabaigos. Plaukiam link gyvų masalų vietos, pagausim gyvų masalų ir tada pradėsim žvejoti, žmogau. Turim gauti maisto pirmai dienai, antrą dieną naudosim, tikiuosi, šiandien pagautų žuvų likučius. Ir statysim purvo krabų gaudyklės. Mes atsigriebsim už tuos prakeiktus purvo krabų, žmogau, nes jūs žinot, kad man vis nesiseka jų pagauti. Praeitame epizode uždavėt man keletą klausimų. Atsakysiu į juos. Tikiuosi antros dienos pabaigoje, kai valgysim tą milžinišką purviną krabą, tai tikrai įvyks. Dabar tai pasakiau garsiai, kad išsipildytų. Bet vyrai dabar taip užsivedę. Tokios sąlygos, žmogau. Šiandien plauksim toli ir plačiai su tokiomis sąlygomis. Viskas kaip ant stiklo, žmogau. Tiesiog nuostabu. Saulė tik pradeda kilti virš horizonto. Mes čia gale tik pasiruošėm kelias meškeres. Turim šiek tiek paplaukti tą kryptimi. Tai pirmyn, varom. Štai ką naudojame gyvai masalui. Turime šiuos mažus sabiki džiugus, matote, jie turi šiek tiek blizgesio, pakelį, nuleidi, mostelį, tikėkimės, kad užkibs, galbūt tai bus pirmoji žuvis, kurią vado šiandien valgys. Jei nieko daugiau nesugausim, tai bus tai, ką valgysiu. Stengiamės pagauti bent kelias riebesnės gyvas žuveles, kad būtų šiek tiek mėsos. Taip. Kodėl jie turi keletą mažų žuvelių? Štai ir einam, pažiūrėkite. Tu juokauji. Oho, ir tai yra mano maistas šiandienai. Jei daugiau nieko nesugausime, tu tuo rūpiniesi. Nenoriu jų valdyti. Tikrai gausiu ką nors kitą. Taigi, štai ką mes naudojame, vaikinai. Jie vadinami juka. Iš esmės jie panašus į geltono degės tauridę. Kažkas panašaus, bet kokiu atveju. Ir tai iš esmės yra tikras skanėstas visokioms didelėms žuvims čia. Taigi, tai ir naudosime kaip dyvą masalą. Manau, čia užkibs kažkas didesnio. Arba užkabinsiu visą virtinę. Jo, pažiūrėkite tai. Tai jau pagerinimas. Mes tai dedame į prakeiktą šaltkrepšį. Štai, tai, ką mes vadiname, vaikinai, ožkine žuvimi. Galbūt prisimenate, kaip šaudžiau keletą tokių su povandeniniais šautuvais. Jos neužauga labai didelės, bet tai yra vienos skaniausių, kokias galite gauti. Taip, tai jau pagerinimas. Turime maisto, tuoj sugrįšime. Ant masalinio džigo. Bičiuli, tai yra maistas. Pradžiai. Galbūt vėliau gausime vahu. Bet šitas dalykas yra vienas skaniausių, kokius gali gauti. Taigi, iš tikrųjų, mes namo grįšime su kažkuo, Stivai. Mes tai pagerinsime 100%. Nuleisk šį masalinį džigą žemyn ir tai iš esmės yra geriausia masala, kokį čia galime gauti. Pagavome slidų skumbrę. Gali juos matyti štai čia. Tai iš esmės yra tikras skanėstas visokioms didelėms žuvims čia. Kas tai yra? Pažiūrėk į šitą padarą. Šitą mes vadiname graineriu. Jie yra vienos keisčiausiai atrodančių žuvų žemėje, bet jis grįžta atgal. Jis nėra masalas. Dabar mums tikrai sekasi, vaikinai. Pažiūrėkite į šias sąlygas. Vanduo kaip stiklas. Aš ir Stevas. O ką tik kalbėjomės? Mes jau beveik pripildėme gyvos masalo baką. Gali matyti čia. Turime krūvą gyvos masalo. Gali juos visus matyti. Ir dar šitas kietuolis. Ožkžuvė. Iš tikrųjų, labai graži žuvis. Jos iš tikrųjų labai skanios. Jos neužauga labai didelės. Ką mes dabar darysime? Paleisime ją toliau. Tikimės, kad pavyks tą ožuvę pakeisti kuo nors geresniu. Bet jei nepavyks, aš valgysiu tą žuvį pirmą dieną. Nemanau, kad ten bus pakankamai mėsos. Taigi, manau, mums reikės pagauti daugiau žuvies, Stivai. Taip, tu teisus. Masalo čia tikrai daug. Čia daug masalo, kurį galėčiau suvalgyti. Taigi, ką tik priplaukėme prie rifo. Jis štai ten, matai?
Ko šiandien ieškome, Styvai? Ką žvejoji? Sezonas jau šiek tiek vėlyvas, bet tikimės pagauti vachų arba galbūt vėlyvo sezono ispanišką skumbrę. Taigi mes čia ant šios atbrailos nuleisime savo gyvus masalus. Tikėkimės, kad čia tau vienas užkibs. Dabar mums tiesiog reikia pagerinti maistą, nes turime ten jukas. Aš jukų nevalgysiu. Taip pat turime, manau, tą ožkžuvę. Galiu ją suvalgyti, bet ten nepakaks mėsos. Taigi, Styvai, drauguži, turi man parūpinti maisto, nes kitaip valgysiu juką. Viskas bus gerai. Dabar rizikuojame, bet vėliau tikrai bus. Garantuoju. Jis tai prognozuoja, vaikinai. Laikykite kumščius, vėliau jukų nevalgysiu. Taigi, čia turime slimį. Tiesiog prakiš jam tiesiai per nosį. Gerai. O dieve, jis bus suėstas. Leiskite, man tiesiog įdėti mažą papildomą kabliuką čia gale. Štai taip. Viskas paruošta. Kaip sakoma, laikom kumščius. Mes gaudysim stambų laimikį, bičiuli. Siūsk į ten, išleisk į ten. Einam. Dabar meškerės jau išmestos, vyrai. Ant jų abiejose pusėse uždėti 2 gyvi masalai. Iš esmės valtis tiesiog įjungta bavarą, ar ne? Tai judame gana lėtai. Taip. Labai lėtai. Tiesiog leidžiam jiems būti ten. Nenorim per daug varginti masalų. Taip. Supratau. Lėtai plauksiu per rifą. Gerai, vaikinai. Dabar traukiam gyvus masalus. Srovė ir oras per geri. Norim plaukti plačiau ir pažiūrėti, ką rasim. Taigi, išeisim iš šitos, sakyčiau, sėtlumos, kur dabar sukiojamės, ir plauksim plačiau. Berneli, visada esi tas, kuris siunčia. Einam. Mes ką tik nuplaukėm tikrai toli. Dabar viską iš naujo ruošiam, nes manau mes leisim minkštus masalus ir galbūt masalų gali būti, kad išleisime gyvą masalą gale arba kažką panašaus. Dabar bandome pagauti didesnę žuvį. Laikom kumščius, gal pavyks pagauti rifinių žuvų. Bus nerealu, žmogau. Kai kurios iš šių rifinių rūšių geriausios valgymui žuvys vandenyne. Gerai, masalas leidžiasi žemyn. Einam. Laikas pagauti tikrą žvėrį. Einam. Styvai, gerai linksta. Pirmyn, sūnau. Atrodo, kad gera žuvis, žmogau. Taip, gera žuvis, kad ir kas tai būtų. Oho, kas tai? Toy Blue Malaras. Seniai pagaunėjai tokį? Taip, pažiūrėk jį. Graži žuvis, bičiuli. Supranti, ką turiu omenyje? Mes jį pagausim. Tai, pagerėjimas. Užkyba, vaikinai. Užkyba. Pataikėm, turime kažką mažo. Jaučiasi labai mažas. Bet mes pagavome žuvį. Kas tai? Kas tai yra? Tu juokauji. O dieve, prakeiktas graineris. Ar tu juokauji? Pažiūrėk į šią žuvį. Viena bjauriausių būtybių žemėje. Pažiūrėk į tuos plaukus ant to padaro. O dieve. Tu grįžti atgal. Verčiau būčiau nieko nesugavęs, nei sugadęs tą padarą. Ar tu juokauji? Tai buvo kažkokia būtybė iš gelmių. Gerai, aš grįžtu atgal ten. Nė už ką nevalgysiu to padaro. Nė už ką. Aš vėl leidžiuosi žemyn. Einam, laikas pagaliau pagauti žuvį. Aš dar net nesu pagadęs nieko gero su šituo. Taigi, mes pagausim žuvį vakarieniai. Einam. Čia turiu žuvį. Jaučiasi šiek tiek geriau. Ne. Aš ją praradau. Štai, prašau. Gavau kažką mažo. Oho, šiandien tiesiog negaliu išvengti šitų dalykų. Gavau dar vieną gorilą. Ar juokauji? Kas per velnias? Žinai šitas geriau? Čia turi kažką gero? Pagaliau. Nepaleisk valo. Rekordinis. Nepaleisk šito. Šitas geriau, vyrai. Šitas daug geriau. Čia tikrai ne žalesis. Nėra šansų, kad čia žalesis. Jei taip, tai pasaulio rekordas. Patikrink. Taip, prisikabino. Nu kas čia? Negali būti. Sunku pasakyti. Taip. To mes ir norime. Taip. Šiandien valgysiu sočiai. Pažiūrėk į šias spalvas. Štai čia yra Deneros iltinė žuvis. Jos neužauga tokios didelės kaip juodadėmės iltinės, bet manau jos tokios pat skanios, jei ne dar geresnės. Taigi štai, čia yra vakarienė. Gerai, paaiškinsiu viską aiškiai. Taip, 2 dienas valgysiu tik tai, ką pats pagausiu. Bet čia yra skystis, bičiuli. Gerti galiu, ką noriu. Taigi, jei ką, šis alus tik dar labiau mane iššaltins. Galim lengvai nusipjauti kelis filė nuo tos ožkžuvės. Čia pat pasidaryti šiek tiek sąšymio. O tą iltinę žuvį išsikepsim vėliau. Bet norim pagauti dar kelias žuvis, nes mums reikia pripildyti krabų gaudyklės likučiais, kad rytoj, 2 dieną, galėtume sugauti purvo krabą. Tiesiog laikyk vieną iš tų grinerių, kuriuos pagaunam, ir dėk į krabų gaudyklę. Štai ką darom. Kitas grineris, pasilieku jį. Bičiuli, aš paaukosiu kiekvieną iš tų bjaurybių. Man jau atsibodo jos gaudyti. Tikrai atsibodo. Tu gudrus, žinok. Šiandien traiškome grinerius. Taip, mes jį pagavome. O taip! Pagavome vieną. Jaučiasi neblogai. Tai ne grineris. Viskas gerai. Ne?
Kodėl aš pagaunu kiekvieną grainerį, bet prarandu kiekvieną gerą žuvį? Tai būtų buvęs monstras graineris. O dieve, gerai, Stivai, ką tik kažką užkabinau. Manome, kad tai grineris. Prašau, tebūnė tai grineris. Taip, tai grineris, kurį dedame į krabų gaudyklę. Jis traukia per stipriai. Puiku, jis jį prarado. Bičiuli, štai ir triukas. Tiesiog tampyk masalą, kiek gali stipriausiai, kad grineris nukristų nuo kabliuko. Deva, jau užkybo, bičiuli. Paspausk, sūnau. Įdėk daugiau jėgos. Ką mes čia turime? Pažiūrėkite į sąlygas dabar, vyrai. Jos tiesiog neįtikėtinos. Pasaulio rekordo dydžio graineris. Prašau, tu keliauji tiesiai į krabų gaudyklę. Jis užkabino 2 iš karto. Ar juokauji? Jis turi raudonąjį uolinuką ir kraujuotą. Todėl ir jaučiau svorį, taip, stambus. Tai irgi didelis raudonasis uolinukas. Štai ką mes vadiname raudonuoju uolinuku. Jie panašus į skorpion žuvę. Jei tave vienas toks užkabins, žmogau tikrai pajusi. Labai skauda. Čia iš tikrųjų labai didelis egzempliorius. Daugelis žmonių juos vadina vargšo omaru, nes matyti jie skonių primena omarą. Tai ką, bandome, Stivai. Dabar šalkrepšyje turime visą krūvą rifinių rūšių. Dabar mes plauksime link Wave Rider plūduro. Tai iš esmės kaip fadas. Jei nežinai, kas yra fadas, tai žuvų telkimo įrenginys. Tai iš esmės yra plūduras vandenyno viduryje, aplink kurį renkasi visos žuvys. Mes iš tikrųjų bandysime ten pažvejoti. O jei ten nebus žuvų ar panašiai, galbūt šoksime su žeberklu. Niekada nežinai. Taigi, plaukiame ten. Susitiksime ten, vyrai. Pirmyn. Turime apie 15 km plaukimą iki kitos vietos. Gerai, štai ko mes visi ieškome. Visos žuvis iš esmės seka šias vandenyno sroves. O šis, spėju, sudaro šiokią tokią vietą čia, viduryje niekur. Ir visos žuvys tiesiog renkasi aplink tai. Ir mes turime tuos gyvus masalus, kuriuos gavome šiek tiek anksčiau. Pažiūrėk, kaip ten masalas vejamas. Matai tai? Oho, kažkas vejasi tą masalą. Jie tiesiog meta gyvą masalą. Taip, šaunuolė. Pažiūrėk, kaip jis lekia. Ei, jis neblogas. Prašau, čia graži mahi vyrai. Tai graži delfin žuvė. Ši čia yra patelė. Galite atpažinti, čia nėra gumbelio. Dideli patinai vadinami buliais. Jie turi didelius gumbus čia. Bet pažiūrėk į tas spalvas, tai turbūt viena gražiausių žuvų žemėje. Gerai, Stivai, čia bus takos. Takos, bičiuli. Pirma diena, valgysim gerai mažutį. Gerai, paimkime dar vieną. Dabar mano eilė. Einam, tik juokauju, žmogau. Eik ten, bičiuli. Atsiprašau, jie visi čia, visur aplink. Matai jį, valgo nuo paviršiaus. Pažiūrėk į tai. Jie jį pagavo nuo paviršiaus. Taip, mes jį pagavome. Pažiūrėk į tai. Ne, šitas irgi geras. Pažiūrėk į tą daiktą. Negali būti. Aš jį sunaikinčiau. Prie pat paviršiaus jis skirto kaip reikiant. Na, už jo dar keli draugai. Yra dar viena kamera. Ten dar vienas geras. Tiesiog atsargiai pakelt čia. Taip, mažutė. Pažiūrėk į tą auksą. O, dieve. Tai nuostabi delfininė žuvis, žmogau. Taip. Mes valdysime gerai, brangioji. Pažiūrėk ten, brangioji. Dėl to mes ir atvykome. Nuostabi delfininė žuvis. O, kaip smagu, kai užkibusios jos ore surengė tikrą šou. Bet štai tai yra pirmosios dienos vakarienė. Mes tai padarėme. Taip pat vėliau panaudosime šios žuvies likučius krabų gaudyklėse. Tikėkimės, kad antrai dienai pagausime purvo krabą. Ši serija bus nereali, žmogau. Gerai, padėkime jį ant ledo. O, šitas visai neblogas. Jis dabar bando įskrosti mano žuvį, kol ji dar užkibusi. Nelabai sekasi. Jis tik įkabino kabliuką. Mano koja ką tik sujudėjo. Gerai. Eik. O, tu ketini. O dieve. Žemyn. O tada jie ketina mesti. Aš ką tik iššokau į vandenį. Mano žuvis apsivijo apie sraigtą. Praradome ją. Bent jau tu pagavai savo žuvį, draugę. Tai buvo visiška... Taip, jūs žinote, kas tai buvo. Nedarykite to namuose, vaikai. Taip nežvejojama. Taip neturėtum žvejoti. Bet žinote, kartais visos taisyklės tiesiog nustoja galioti. Vėjas sustiprėjo, o mes turime pilną maišą žuvų. Taigi dabar traukiame atgal namo, mes eisime mesti tuos krabų spastus, o tada aš iškepsiu tą žuvį pirmajai dienai. Sveiki, taip, turime ožkžuvę nuo pat dienos pradžios. Galvojame, kad ši ožkžuvė gali būti vienintelis dalykas, kurį ją valgysiu.
Žmogau, turėjome puikią dieną, Stivai O, tad gyvensime ir leisime gyventi. Paleisime šį blogiuką. Absoliučiai beprotišką žuklė su meškerė į rytę sesiją, kad vėl įsivažiuotume. Gerai, turime krūvą žuvų. Mes mesime tas krabų gaudyklės. Tikimės, kad rytoj, antrą dieną, pagausime krabų. Mūsų laukia ilga kelionė namo, sudėtingomis sąlygomis. Tad pirmyn. Koks neįtikėtinas rytas, vyrai. Pagavome šitą milžinišką mahi-mahi, delfininę žuvį, dorado, kaip tik norite vadinti. Dabar keliaujame link paplūdimio. Mes ruošiamės ją iškepti. Bet vyrai, aš praktiškai ką tik išlipau iš valties. Neturiu jokios įrangos, turiu tik savo nardymo peilį ir manau tiek ir tebus. Nėra jokios galimybės, kad visa ši žuvis tilptų ant laužo. Tai galvoju, gal ją supjaustysime kepsniais ar kažkaip panašiai. Ir taip, galėsime panaudoti likusią mėsą, nuo griaučių ir viską, kas liks. Mes sudėsime ją į krabų gaudyklės ir tikiuosi rytoj antrą dieną pagausime purvinųjų krabų. Bet pirmą dieną, vyručiai, mes tai padarėme. Mes tai padarėme. Atsakysiu į keletą klausimų iš praėjusios savaitės klausimų atsakymų. Prie to grįšiu šiek tiek vėliau šiame epizode. Bet pirmiausia, eikime sutvarkyti šitą gražuolį pirmai dienai. Kokia beprotiška diena šiandien buvo. Wow, esu visiškai susijaudinęs. Pagavome tikrą mahi monstrą. Šitas daiktas iš tikrųjų velniškai sunku, žmogau. Nemeluosiu, mano ranka jau pavargo, bet mes tuoj užmesim ją tiesiai čia. Tikriausiai čia galime ją išdarinėti. O dieve. Pažiūrėk į šitą monstrą. Tai tokia graži žuvis, žmogau. Manau, ji beveik metro ilgio. Šitas daiktas tikrai tvirtas. Nėra jokios galimybės, kad galėčiau išvalyti šitą žuvį, nes viskas, ką turiu čia, nardymo peilis. Tai viskas, ką turiu savo kuprinėje. Tad net nebandysiu turbūt išvalyti šitos gražios žuvies. Jeigu bandyčiau tai padaryti, tik sugadinčiau žuvį. Taigi, mano planas – tiesiog nupjauti kelis kepsnius iš šios žuvies. Užkursime laužą ir aš tiesiog užmesiu šiuos kepsnius tiesiai ant ugnies. Bus nuostabu. Noriu rasti, sakyčiau, tiek mėsos, kiek pats noriu suvalgyti. Manau, čia bus gerai. Ir ką aš padarysiu? Tiesiog eisiu žemyn ir nupjausiu gražų, sakyčiau, į ėriuko karką panašų kepsnį iš šios mėsos čia. O visą šią uodegą galime tiesiog užmesti tiesiai ant ugnies. Matote, aš tiesiog pjaunu žemyn per šią uodegą. O tada ką padarysiu? Tiesiog nulaušiu ją štai taip. Tai bus taip skanu, žmogau. Aš tiesiog tiesiai mesiu tai ant ugnies. Visa ta graži balta mėsa, kurią matote čia, bus tikrai pakankamai gera, kad galėčiau išgyventi iki vakaro. Tai panaudosime skeletą. Vėliau įmesime jį į krabų gaudyklę. Ir tada laikykime kumščius. Galbūt pavyks sugauti didžiulį purvinį krabą. Bet štai čia, tai yra pietus, bičiuli. Pažiūrėk, koks tai primityvus, žmogau. Tai tiesiog kaip didelis kiaulienos kepsnys. Tik kad, manau, kaip mahi uodega. Užkurkime šią ugnį. Ir taip, mes tiesiog užmesime šitą daiktą tiesiai ant jos. Manau, čia bus gana sunku rasti šakelių, nes vakar lijo. Eime šiek tiek pasivaikščioti, pažiūrėkime, ką galime rasti. Gerai, surinkime visą krūvą šito. Puiku. Visą tą. Turime šių gražių skiedrų čia pat. Matote, jos labai lengvos ir purios. Noriu tiesiog iškart ją uždegti. Turime mažų šakelių, vidutinių, didelės ir labai didelės. Sudėsime jas iš eilės. Bet pirmiausia, užkurkime šitą reikalą. Pirmyn. Beveik pavyko iš pirmo karto. Štai taip. Matot, mūsų ugnis tiesiog dega, vaikinai. Noriu tiesiog po truputį ją stiprinti ir stiprinti. Turėsime gerą žarijų pagrindą. Tada galėsime užmesti tą prakeiktą mahi uodegą. Storą kaip ėriuko blauzdelė, tiesiai ant šito gero daikto. Taip, pažiūrėkit, kaip stipriai dabar dega mūsų ugnis, vaikinai. Ji tikrai įsiplieskė. Tad po truputį dedu didesnių malkų, kad ugnis nenustotų rusenti. Šiandien valgysime žuvį iš pirmos dienos. Tikiuosi, antrą dieną valgysime prakeiktus purvo krabus. Jūs rytoj eisite kartu su manimi. Tikiuosi, pavyks gauti maisto. Stengsiuosi nevalgyti nieko, ką pagavau šiandien, nes šiandien pagavome tiek daug geros žuvies. Aš pasidalinsiu tuo su visais savo draugais ir šeima. Nieko, ką pagaunu, niekada neišmetu veltui. Mes visada panaudojame kiekvieną dalį. Ir šiandien neišimtis. Taigi, palaikykime šią ugnį, dėkime tą mahi uodegą, storą kaip ėriuko blauzdelė ir tiesiog mėgaukimės pirmos dienos nuotaiką, bičiuliai. Tiesiog negaliu tuo patikėti. Pažiūrėkite į tai, vaikinai. Štai ką mes dedame ant ugnies. Ar juokauji? Tai bus nerealu. Iš tikrųjų niekada to nesudaręs, bet esu matęs, kaip tai daro kiti. Tiesiog dedi visą uodegą ant ugnies ir tikiuosi jį ją apsaugos. Turėtų būti gerai, labai noriu tai išbandyti. Šitas dalykas yra neįtikėtinas, žmogau. Viena mano mėgstamiausių žuvų vandenyne. Nerealiai kieta. Dabar tiesiog paskleisiu šias žarijas ir iškart dėsim šitą uodegą, gerai? Dėsime ją tiesiai ant ugnies, štai taip. Palaikysime žarijas ir turėtume galėti gražiai ją apversti. Taigi, atrodo nerealiai. Pažiūrėkite tai dabar. Ar juokauji? Mes tiesiog uždėjome visą mahi uodegą tiesiai ant ugnies. Tai jau primityviau nebūna.
Taigi, noriu, kad liepsna būtų tik išorinėje žuvies pusėje. Galime palaikyti šią ugnį, nes tai iš tikrųjų labai didelis mėsos gabalas, palyginti su šios ugnies dydžiu. Taigi, galite įsivaizduoti, ta mahi uodega dabar turbūt tokio storio. Taigi, mums iš tikrųjų reikia gan stiprios ugnies, kad karštis prasiskverbtų į žuvies vidų. Žuvies kaulas, tikiuosi, padės išlaikyti ją tikrai sultingą ir minkštą. Tokia bent jau teorija. Nežinau, ar tai veiks, vyrai. Man tiesiog patinka bandyti naujus, sakyčiau, žuvies gaminimo būdus. Tiesiog turėsime pabandyti. Duosiu jums nuoširdų atsiliepimą, ar tai gerai, ar ne. Štai ta mahi. Matote, ta pusė, kuri virš ugnies, jau pradeda kepti. Atrodo tiesiog neįtikėtinai. Akivaizdu, ši pusė dar nebuvo apversta. Dabar šiek tiek ją apversime, bet tai atrodo taip gerai, žmogau. Dabar esu labai susijaudinęs. Greitai ją apversiu. Pažiūrėkime, kaip ji atrodo. Tu juokauji, žmogau? Pažiūrėkite, manau, tai bus beprotiška. Ką bandau padaryti? Bandau šiek tiek uždusinti ugnį, kad sukurtų visą šį dūmą, kuriuo tikiuosi galėsime prisotinti šią žuvį. Turėtų būti tikrai skanu. Kaip matote, dabar čia daug dūmų, viskas beveik paruošta. Nuimsiu ją nuo ugnies. Pažiūrėk į tai. Ar juokauji, žmogau? Gerai, padėkime ją čia. Ir pažiūrėk į šią uodegą, žmogau. Štai ką dabar valgysime. Ir ji tiesiog atitrauks šią odą atgal. O dieve, ar tu juokauji dabar? Pažiūrėk į tai. Kokia graži, balta ir sultinga ta mėsa. Žiūrėk, ji tiesiog krenta nuo kaulo. Oho, mums puikiai pavyko šį kartą. Pažiūrėk į tai. Graži, balta mėsa. Pirma diena, bičiuli, į sveikatą. Paragaukime jos. Tai iš tikrųjų taip skanu. Kas per velnes? Mėsa tokia sultinga. Pažiūrėk į tai. Nežinau, ar matosi. Ji tiesiog iškepta. Visi, kas esate ragadę mahi, žinote, kokia tai skani žuvis, vaikinai. Aš viską suvalgiau, nieko neliko. Tai buvo neįtikėtina pirmoji diena. Turime tiek daug mėsos čia. Ką noriu padaryti, tai apiplaukti kampą ir išmesti krabų gaudyklės, nes rytoj, antrąją dieną, tikiuosi galėsime paragauti milžiniško purvo krabo. Taip pat tikiuosi padaryti trumpą klausimų ir atsakymų sesiją gaminant maistą. Tai buvo neįtikėtina, tad užgesinkime laužą ir judėkime toliau. Eikime išmesti krabų gaudyklės, einam. Dabar jau antra diena, o vakar vakare aš išmečiau krabų gaudyklės. Taigi šiandien mes plauksime prie mangrovių. Tiksliai ten, kur jas vakar išmečiau. Iš tikrųjų, vakar ten pat pagavome žuvį. Naudojau žuvies karkasus. Juos įdėjau į krabų gaudyklę, išmečiau jas vakar vakare. Ir šiandien patikrinsime, ar pagavome didžiulį purvo krabą. Bet jei nepagavome purvo krabo, žinote, dabar žiemos vidurys. Negaliu skųstis. Žinote, šiuo metų laiku purvo krabų gaudyti neturėtume. Taigi, ką darysime? Turiu atsarginį planą vėlesniam laikui. Noriu jūs nusivesti į puikią vietą gaminti maistą. Atsakysiu į kelis klausimus, kuriuos uždavėte man praėjusią savaitę apie turbūt mano gyvenimą ir žinote visus tuos dalykus. Šiek tiek klausimų atsakymų, kol valdysime, ką šiandien pagausime. Bet tai jau antra diena. Turime gauti maisto, bičiuli. Čia vyrai tiesiog neįtikėtina. Bet negaliu nustoti galvoti, ar pagavome didžiulių purvo krabų. Tai tikriausiai vienintelis kartas mano gyvenime, kai tikrai noriu krabų. Einam, vyrai, turime pasiekti tą mangrovių sistemą. Judam, pirmin. Pažiūrėkite į tai dabar, vyrai. Mes esame giliai šioje mangrovių sistemoje. Ir ką mes darome? Tikriname šiuos krabų spąstus. Sukryžiuokime pirštus. Galbūt turime didžiulį purvo krabą, kurį galėsime ištraukti iš šių spąstų. Taigi, einam ieškoti šių spąstų. Pažiūrėsim, ar antrą dieną valgysim purvo krabą ar ne. Pirmi spąstai. Turime šiek tiek žuvies ir keletą mažų krabų. Ne. Taip, žinau. Tiesa? Taip, gerai. Atrodo, kad čia tinkama vieta. Tikrai čia yra krabas. Nieko. Dabar viskas atrodo nekaip. 3 gaudyklės, o turime tik 2 mažus krabus. Pažiūrėkime paskutinę. Laikau kumščius, bet vyrai, daug nesitikiu. Taip. Ne, viskas, ką pavyko pagauti, vyrai. Šitas mažas brimbo. O dieve, vėl visiškai nepasisekė. Gal jau turėčiau pasimokyti, vyrai, kad tų prakeiktų purvo krabų žiemą tiesiog nebūna. Aš vis bandau, vis nepavyksta. Bet gal tiesiog pasiduodam. Pasiduosim keliems mėnesiams. Palauksim, kol truputį atšils. Bet viskas gerai, vyrai. Nesakiau jums, turiu atsarginį planą. Ir valgysim omarą. Na, beveik. Turėsiu šiek tiek daugiau paaiškinti. Nusileiskim čia. Atsakysiu į kelis klausimus. Mes tarsi valgysim omarą. Nežinau, ar tai sukčiavimas ar ne. Parašysite komentaruose. Bet čia bus kažkas nerealaus. Einam. Sakiau jums, valgysim omarą. Na, beveik. Tai tarsi omaras, turbūt. Pažiūrėkite jį. Tai vadinama vargšo omarų, vyrai. Tai raudonasis uolinis menkė. Jie beveik kaip kenkėjų rūšis šioje Australijos dalyje. Todėl niekas jų iš tikrųjų nenori pasilikti. Bet pasirodo, jei juos tinkamai paruoši, jie skoniu beveik kaip omaras. Todėl juos ir vadina vargšo omaru. Jei negali sau leisti tikro omaro, imi vieną iš šitų. Taigi, dabar tiesiog nupjausim filę nuo šitos žuvies. O ką dedate ant omaro? Česnakinį sviestą. Todėl mes jį ir dedame.
Dėsime tiesiai ant ugnies. Kol kepa, atsakysime į kelis klausimus. O tada paragadą pažiūrėsime, ar tikrai skonis kaip omaro. Iš tikrųjų užsidėsiu pirštinės, kad galėčiau jį pačiupinėti. Šitie spygliai mane visada sužeidžia, žmogau. Man siaubingai skaudės. Rėksiu. Pažiūrėk į tuos prakeiktus spyglius. Matai čia? Jei vienas iš jų tave sužeis, tau velniškai skaudės. Bet pažiūrėk į šito padaro galvą. Tokio galvą galėtų mylėti tik jo motina. Šitas padaras. Aš nuimsiu filę nuo jo. Iš tikrųjų pabandysime. Nežinau, ar mėsa bus balta, ar kažkokia kitokia. Niekada gyvenime nesu valgęs tokio padaro. Tiesiog einu palei stuburą, vedu peilį palei jį, stengiuosi neprisiliesti prie jokių šių spyglių ar panašiai. Čia yra pilvo ertmė. Čia mums visai neblogai sekėsi. Pažiūrėkite į tai. Čia yra gražus baltas mėsos gabalas. Matote, jis iš tikrųjų atrodo neįtikėtinai baltas. Nemeluosiu. Taigi čia yra vienas filė gabalas. Apversime ją, išfiletuosime kitą pusę. Jūs galite matyti, kad turime šią gražią baltą mėsą čia. Ir mums iš tikrųjų visai neblogai pavyko. Pažiūrėkite į tai. Galite beveik per ją matyti. Tai reiškia, kad gerai išfiletavote. Taigi, ką aš padarysiu? Aš išmesiu tai atgal į vandenyną. Užkurkime ugnį. Ir noriu iškart uždėti tai ant ugnies. Įdėsime šiek tiek česnakinio sviesto. Taip, mes tikrai nepagavome česnakinio sviesto, vyrai. Bet manau, kad ant omaro jo tiesiog reikia, ar ne? Manau, kad sakoma, jog jo skonis kaip omaro, todėl kad šios žuvys pasirodo ėda daug vėžiagyvių. Ir matyt, ką jos davalgytų, tai kažkaip atsispindi jų mėsos skonyje. Nežinau, ar tai tiesa, bet pabandysim ir pažiūrėsim, kaip čia bus. Dabar kūrenam laužą. Jūs žinot, kaip tai daroma. Skiedros, mažos šakelės, didesnės. Žinot, kaip yra. Taigi, pradėkim. Dėkim tą žuvį ant laužo. Aš iš tikrųjų labai alkanas. Gerai, padėsim ją čia. Tai buvo visai neblogai. Graži žuvis čia, bet noriu pridėti šiek tiek česnakinio sviesto. Taip, tikriausiai tai šiek tiek sukčiavimas. Turėtume valgyti tik tai, ką patys pagavom. Bet žinot, tai paskutinė diena, vyrai. Tai tarsi šventė. Taigi, paimsiu šiek tiek šio sviesto. Ir ką padarysiu, tiesiog užtepsiu jį ant visos šitos žuvies. Sviestas užteptas, dabar paimkim šiek tiek česnako. Visą šį česnaką sudėsime į sviestą. Turėtų prilipti. Paruošėm ją. Turim žuvį su česnakiniu sviestu. Atėjo tiesos akimirka. Užkuriam laužą ir dedam viską ant jo. Pažiūrėsim, ar skonis kaip omaro ar ne. Matot, ugnis dabar tikrai gerai dega. Ką darysiu? Iškart pradėsiu atsakinėti į kai kuriuos klausimus, kuriuos uždavėte praėjusią savaitę. Palaikysim šią ugnį. Žuvį užmesim maždaug po 5-10 minučių. Bet atsakykime kelis klausimus. Pirmas klausimas. Ar pats redaguoji savo vaizdo įrašus? Kiek laiko užtrunka sukurti vaizdo įrašą nuo filmavimo iki redagavimo ir paskelbimo? Taigi, beveik viską darau pats, vaikinai. Matot, aš pats keliauju į nuotykius, viską nufilmuoju, grįžtu namo, viską susikarpiju. Paprastai leidžiu savo, žinot, tai priklauso nuo nuotykio ir to, ką esu suplanavęs. Bet, žinot, 2 ar 3 dienas filmuoju, o tada dar 2 ar 3 dienas beveik visą laiką redaguoju. Ir ta paskutinė diena dažniausiai būna įkėlimas ir tarsi pusė laisvos dienos. Taigi tai beveik pilnas etatas, vaikinai. Neturiu beveik jokio laisvo laiko. Viskas labai įtempta, bet man tai labai patinka. Tai ir taip daryčiau savo laisvalaikiu. Taigi, nebent kas nors prisijungia prie manęs į nuotykį, jie gali padėti man nufilmuoti kelis drono kadrus ar kažką panašaus. Bet viską darau tik aš pats, vaikinai. Koks buvo tas lemiamas momentas, dėl kurio nusprendžiau visiškai pasinerti į YouTube? Taip, vaikinai, turbūt toks buvo. Kai baigiau mokyklą ir visą kitą, pradėjau turbūt studijuoti ir man tikrai nepatiko tai, ką dariau. Ir žiūrėdavau pro langą, matydavau gražias dienas, o pats sėdėdavau biure. Arba žinote, dirbdavau nemėgstamą darbą, kurio nekęsdavau. Ir pagalvodavau savo. Turi būti kažkas daugiau gyvenime, žmogau. Turi būti kažkas daugiau man skirta. Taigi, žinote, paėmiau kamerą, pradėjau filmuoti, žinote, įvairiausius dalykus ir viskas tiesiog augo ir augo. Pradėjau jaustis vis patogiau prieš kamerą. Taip, turbūt dabar esame tame taške, kai tai darau kiekvieną savaitę dėl jūsų ir man tai labai patinka. Tai tapo mano darbu. Manau, buvo lemiamas momentas. Tai buvo tas momentas, kai išgyvenau sunkiausius laikus ir tikrai turėjau giliai savyje ieškoti atsakymų. Pažvelgti į save ir pagalvoti, palauk, ko tu iš tikrųjų nori iš šio gyvenimo. Turi būti kažkas daugiau tavo gyvenime, nei tiesiog daryti tai, kas tau nepatinka. Ir taip, manau, tai buvo lemiamas momentas man. Kitas klausimas. Kokia baisiausia patirtis, kurią esu patyręs kurdamas turinį YouTube'ą? Man gana pasisekė, vaikinai. Esu turėjęs keletą patirčių, kai bandžiau pagauti vėžių po rifu ir buvau įstrigęs po rifu ir jaučiausi lyg tuoj nuskęsiu. Tai tikrai baisu. Nemeluosiu. Keletą naktų esu praleidęs mangrovėse, ten viskas labai šiurpu. Tai nėra tai baisu, tiesiog šiurpu. Bet manau tiek, man gana pasisekė. Turėjome vieną patirtį, kai buvo beprotiškų ryklių. Taip, nuėjome po vandeniniai žūkliai ir tie rykliai beveik bandė mūsų suėsti, dar net nespėjus įlipti į vandenį. Jie bandė pulti valtį ir panašiai. Aš ir mano draugai nusprendėme, kad būtų protinga šokti į vandenį. Ir taip, tas kartas nesibaigė labai gerai. Bet manau, tai buvo baisiausia patirtis, kokią esu turėjęs.
Kokia keiščiausia technika, kurią išmokai iš čiabuvių kultūrų ir kuri tau padėjo išgyvenimo iššūkiuose? Tikriausiai unikaliausias ir šauniausias dalykas, kurį esu išmokęs iš čiabuvių kultūrų, buvo tiesiog naudoti paprastą žalią medžio gabalą. Nukerti jo galą ir pasidarai šepetėlį. Sulaužai, sukramtai, sutraiškai ir gaunasi šepetėlis. Dabar gali juo valytis dantink, tepti marinatus ant mėsos arba naudoti kaip bet kokį šepetėlį, kam tik nori, netgi dažyti kažką. Manau, tai vienas šauniausių dalykų ir paprasčiausių būdų, kuriuos esu matęs daugelį skirtingų kultūrų. Kitas klausimas. Koks keisčiausias dalykas, kurį esi valgęs? Sąrašas labai ilgas, jūs matėte nuotykius. Turėjome šoklę žuvių, valgėme žalias pipijas, žalią žuvį, jūrinius agurkus. Tikriausiai pastarieji buvo patys neskaniausi, kokius esu ragavęs. Tas jūrinis agurkas iš mano nesenos kelionės į Indoneziją. Negaliu patikėti, kad ruošiuosi jį valgyti. Bandysime paragauti. Tai šlykštu. Tai pažodžiui mano rankos buvo nusidažiusios kelias dienas. Prisiekiu, mano rankos visiškai pajuodo vien nuo išorinės mėsos dėmės. Mano burna buvo juoda ir viskas. Tai buvo tiesiog šlykštu, žmogau. Taip, šitas tikrai labiausiai įsiminė. Ar kada nors buvai rimtai sužeistas gyvūno, su kuriuo terliojaisi? Iš tikrųjų, man tai atrodo gana juokinga, vaikinai, nes aš nebuvau rimtai sužeistas. Tiesiog turėjau, žinot, labai rimtų įpjovimų ant rankų ir pėdų ir panašiai. Bet paprastai mano imuninė sistema yra tikras žvėris, todėl ir sakiau jums, vaikinai. Mes ir toliau tai darysime, kol atsidursiu ligoninėje. Taigi, dar nebuvau rimtai sužeistas, vaikinai, bet beldžiu į medį. Esu tikras, kad ta diena ateis, ką? Tikriausiai neturėčiau kišti rankos į ugnį, kai kalbu apie sužeidimus. Bet žinot, toks jau aš esu. Turiu čia klausimą. Ei, tiesiog norėjau pasakyti, kad tavo vaizdo įrašai labai linksmi. Taip pat norėjau paklausti, kaip prasidėjo tavo karjera. Taigi, mano karjeros pradžia, vaikinai, viskas prasidėjo nuo to, kad gavau GoPro kamerą. Taip viskas ir prasidėjo. Pradėjau filmuoti kelis banglenčių sporto klipus, eidavau žvejoti, bet neturėjau pakankamai pasitikėjimo savimi, kad atsistočiau prieš kamerą. Neturėjau tam drąsos. Jaučiausi nesaugiai dėl to, ką kiti apie mane galvoja. Atrodė, kad neturiu ką pasiūlyti. Bet laikui bėgant supratau, kad, žinot, kai kurie dalykai, kuriuos dariau, iš tikrųjų buvo gana šaunus. Ir pajutau tą degančią aistrą parodyti save ir iš tikrųjų pradėti tuo užsiimti rimtai. Ir taip aš ir pradėjau. Pradėjau kelti vaizdo įrašus. Ir vaikinai, pradžioje niekada nebūna gerai. Pradžioje viskas būna prasta. Dabar žiūriu atgal ir tik juokiuosi iš to. Bet esmė ta, kad laikui bėgant aš augau kaip asmenybė. Augau kaip montažo specialistas. Toks jau tas gyvenimas. Turi nebijoti rodytis viešai. Ir jei galiu paskatinti bent vieną iš jūsų, nesvarbu, ką veikiate gyvenime. Nesirūpinkite, ką galvoja kiti žmonės. Jei turite degančią aistrą kažką daryti, eikite ir darykite tai, ir tiesiog darykite tai, ką mylite šiame gyvenime. Jis toks trumpas, žmogau. Te laimina jūs visus Dievas. Gerai, dabar uždėsiu žuvį ant šios ugnies ir grįšiu prie šių klausimų, nes labai greitai temsta. Taigi, uždedame žuvį. Štai, pažiūrėkite į šią žuvį. Užtepėme česnakinį sviestą ant šios žuvies. Atrodo iš tikrųjų labai gerai. Padarysim štai ką. Nukelsime ją nuo ugnies. Turime šiek tiek šalto ledo čia, matote. Paimsime šią žuvį, padėsime ją tiesiai ten. Ta žuvis lėtai kepa ant tos ugnies, vyrai. Atsakysiu į kelis klausimus ir tada paragaujam tos žuvies, pažiūrėsim, ar ji tikrai primena omarą. Klausimas, kada supratai, kad nori kurti YouTube ir ką darei prieš tai? Prieš YouTube aš mokiausi, vyrai. Aš studijavau verslą, tada pradėjau studijuoti teisę, bet dariau tai, kas manęs visiškai nežavėjo. Ir aš tiesiog žinojau, kad jei rasčiau gyvenime kažką, ką myliu ir kas man sekasi, manau, kad man sektųsi, nes net ir darydamas tai, kas man nesisekė, vis tiek sugebėjau tai įveikti. Visada turėjau tą degančią aistrą surasti tai, ką myliu. Ir aš pradėjau kurti vaizdo įrašus, o GoPro pradėjo mane pastebėti ir su manimi bendrauti. Ir GoPro, noriu jums labai padėkoti. Jūs buvote pirmoji įmonė, kuri su manimi susisiekė ir pasakė: Wade, mums labai patinka tai, ką darai. Manome, kad turi daug potencialo. Ir tas vienas dalykas, kurį pasakė GoPro, suteikė man truputį pasitikėjimo savimi. Žmogau, mane atšiurpsta oda, kai apie tai kalbu. Šis mažytis pasitikėjimo savimi lašelis mano gyvenime padėjo man toliau kurti. Ir iki šiol GoPro vis dar mane palaiko. Ir aš visada būsiu dėkingas GoPro už tai, kad jie buvo pirmieji, kurie pastebėjo mažą mano sukurtą vaizdo įrašą, kuris iš esmės ir įžiebė šią mano degančią aistrą. Taigi, GoPro, aš jūs beprotiškai myliu. Jūs esate geriausia kompanija ir palaikote kūrėjus. Palaikėte ir mane. Ir aš tiesiog noriu labai padėkoti. Kokie tavo tikslai ateityje? Ne tik turinio kūrimo srityje, bet apskritai gyvenime. Mano tikslas tiesiog toliau daryti tai, kas mane daro laimingu šiame gyvenime. Jei toliau tobulėsiu, tai nuostabu. Bet tik vieną dieną suprantu, kad gyvenimas toks trumpas. Ir jei galiu daryti tai, kas mane daro laimingu, tęsti tai ateityje, toliau kurti šią karjerą ir šį kanalą, bei kartu su jumis viską patirti, tai mane daro laimingu.
Aš negalvoju per daug apie tolimesnę ateitį, nes tai mane slegia. Aš galvoju apie rytojų. Kas mane padarys laimingų rytoj? Ką turiu pasiekti rytoj? Jei kiekvieną dieną prisidedu prie savo svajonių ir to, ką mėgstu daryti, metų pabaigoje atsigręžiu atgal ir matau, kad sukūriau imperiją iš dalykų, kuriuos mėgstu daryti ir panašiai. Taigi aš nesusitelkiu į ateitį. Aišku, turiu šiokią tokią viziją, ką noriu veikti ir panašiai, bet apie tai negalvoju detaliai. Tiesiog gyvenu kiekvieną dieną taip, lyg ji būtų paskutinė mano gyvenime. Klausimas. Štai čia. Jei esi pavojingoje situacijoje, kaip su tuo susitvarkai, jei aplink nėra nė vieno kito? Neseniai buvau atokiose salose Indonezijoje ir jei kas nors būtų nutikę, vyrai, nieko nebūčiau galėjęs padaryti. Tiesiog turiu priimti tai, kaip yra, kad ir kas nutiktų. Tiesiog turiu priimti tai, kaip yra. Jei šalta, turiu tiesiog iškęsti šaltį per naktį. Jei svilina karštis, turiu tiesiog susitaikyti su tuo ir susirasti pavėsį. Reikalas tas, kad tiesiog turi prisitaikyti prie šios aplinkos. Nesu buvęs tokioje gyvybės ar mirties situacijoje. Paskutinis klausimas. Ir tikriausiai pats įdomiausias klausimas. Nes šį klausimą laikiau paslaptyje labai ilgai, vaikinai. Turiu tau klausimą, veidai. Ar jau nusprendei? Ar nori likti Australijoje, ar nori persikelti kažkur kitur? Ir esmė ta, mes kraustomės, hebra, mes iš čia išvykstame. Tai yra mano prieš paskutinę savaitę, vaikinai. Kita savaitė bus paskutinė ir tada mes iš čia išvykstame. Mes grįžtame į Indoneziją. Mes tyrinėsime dar atokesnes salas. Ir mes tiesiog gyvensime vienose iš beprotiškiausių vietų žemėje. Tikriausiai matote, kad aš dabar labai jaudinuosi. Noriu jums paaiškinti, kodėl noriu vykti į Indoneziją. Šiuo savo gyvenimo etapu neturiu partnerės. Neturiu jokių įsipareigojimų, kurie mane laikytų Australijoje. Ir aš tiesiog noriu imti ir varyti. Noriu jūs pasiimti kartu į pačius beprotiškiausius nuotykius užsienyje. Ir manau, kad tai bus tiesiog nerealu. Mes keliausime į naujas salas, naujus paplūdimius, patirsime naujas kultūras, gaudysime naujas žuvis. Viskas bus labai įdomu ir nauja. Taigi turime 2 savaitės ir skrendame į Indoneziją. Negaliu sulaukti, kada jūs pasiimsiu kartu. Mes tyrinėsime nuostabes vietas. Na, labai ačiū jums visiems. Be jūsų palaikymo tai nebūtų įmanoma. Mes tai darome, bičiuliai. Pirmyn. Šis žuvis, omaras, atrodo jau beveik paruošta. Atrodo kaip mažytė omaro uodega. Atrodo labai skaniai. Bet saulė leidžiasi, bičiuliai. Tai 2 dienos pabaiga. Ir mes bandome šią žuvį, omarą. Pažiūrėkite ją. Atrodo kaip mažytė omaro uodega. Taigi, paragaukime jos ir pažiūrėkime, koks jos skonis. Aš jums pasakysiu, ar jie iš tikrųjų skonių primena omarą ar ne. Ime! Nemeluosiu. Iš tikrųjų tai šiek tiek primena omarą. Nežinau, ar matote tą mėsą čia. Pažiūrėkite. Tai labai tvirta mėsa. Ir būtent tokia yra omaro mėsa. Pažiūrėkite į tai. Labai elastinga kaip omaro uodega. Tekstūra visiškai tokia pati. Ji neturi to paties vėžiagyvių skonio. Bet tekstūra iš tikrųjų labai panaši. Ši balta mėsa tiesiog nuostabi. Aš suvalgiau tas 2 mažas omaro uodegėlės. Tai buvo tikras nuotykis. Noriu jums labai padėkoti už jūsų meilę ir palaikymą. Jei jums patiko šis video, paspauskite patinka ir prenumeruokite. Ir pasimatysime kitame nuotykyje, bičiuli. Šichu.